kiek man tai užtenka. Ir pastoja garsint, pastoja reikia. Mane pastoja garsint reikia. Nu gerai, nes aš kažkaip galvoju, kad ten turi nusireguliuoti, gerai, ne? Nu, maybe. Ne, nėra automatinio reguliavimas. Jo, yra tenais. Sėdi. Automatas reguliuoja. AI, nu. Sėdi reguliuoja. Tai jo, tokie dalykėliai, nu ką, seniai matau. Tai ką, laba diena, rytis. Labas, Justas. Ja, sveiki visi žiūrovai ir klausytojai. Pasigavom rytę per šventės. Jo, norėjau sakyti seniai matyti, bet čia aš seniai matytas, dabar gaunasi, ne? Tai kad mes abu turbūt seniai matyti. Abu seniai matyti. Jo. Tai labai gerai. Mūsų biški pasilgo. Gal jau pamiršo, ne? Pamiršo, tai reikia priminti. Priminti, biškai. Na. Pasibelsim į duris. Tai jo, siūlyk apie ką šiandien šneka. Įdomi gal tokia pakalbėkime apie tai, kas apskritai, kokie pokyčiai per tą laiką, kol mūsų nesimatė, kas čia įvyko ir galbūt papasako, ko tu domėsi, kas pas tą gyvenime dabar naujo juda keisti, nes čia kažkokie tais pasikeitimai vyksta, tavęs nesimato, matosi nauji žmonės. Aš tai žinok, apie tai visai nenorėčiau kalbėti, jeigu ta prasme, visiems bus įdomu ir jeigu bus reikalas, nes tiesiog aš manau, kad žmonės su laiku pamatys kryptis, kas kokiom kryptim eina ir patys nuspręs, kas kaip ką, nes tikrai nenorėčiau visų tų smulkmenų, aš manau. Čia aš manau normaliai. Aš manau, čia žmonių, kaip sakant, sąžinės reikalas, nes jau yra kas. Mane prišnekėjo pakankamai daug, aš manau, žmonės, kurie sąmoningi ir protingi patys viską supras, o visą šitą klausimą kelt nenori. O šiaip apie ką, kas man įdomu, tai... Papasako, gal tu, dabar pats, ką tu matai toliau, kokią kryptį, gal geopolitinę netai, nes aš įdomi, šiandien su mūsų bendru draugu buvau susitikęs Žilvinu, linkėjimai Žilvinui, jeigu žiūrėsi, pakabėjau truputėlį įdomi. Jis įdomi tokią informaciją pasakė apie tai, kad persimeta jėgos ir finansų centrai į Naują Zelandiją, Australiją ir, reiškis, gamyba persimeta visai Kiniją, Sibiras, reiškis, kūras. Ne? Vat viskas iš visų Europų, reiškis, Amerikų persimeta į tą pusę, kažkokią informaciją tokią girdėjau. Tai va, galbūt tu savo kažkokį matymą papasako, kad tu šiai minutėje matai, nes jis gali pasikeisti po pusės metų vėl. Šiai minutėje aš matau, kad ateina labai dideli pokyčiai pačioje Rusijoje. Pačiai Rusijoje. Jo, nes visi kiti, visą pasaulį nuo 90 metų, griūnant Tarybų sąjungai ir pusiai pasaulio naudojant jos resursus, nes buvo antra pasaulio ekonomika, kuri netyčia paėmė ir sugriuvo. Netyčia. Mes įsivaizduojam, kad jeigu yra 350 trilijonų vertinama ekonomika, jinai taip ima netyčia ir sugriuvo. Aš manau, čia dėl to, kad kelios mažos Pabaltijo valstybės sugalvojo atsiskirti ir tada viskas subirėjo. Tai vis mes suprantam, kad nieks tokių supervalstybių nei valdžios, nei resursų šiaip savo netiduoda. Ir čia buvo ilgalaikio plano dalis, kuris prasidėjo jau nuo 60 metų praeito amžiaus. Ir mes jau dabar nuo 90 matom tik jo aktyvę fazę. Ir va šitas šalies pasisavinimas šitų visų resursų, jisai atėjo į pabaigą. Ir dabar tai, kas vyksta Rusijoje ir Ukrainoje, tai čia jau yra finalinės stadijos. Ir mes, matomai, kitais metais ir dar sekančiais metais turėsim labai daug pasikeitimų. Nežinau, ar pasakysiu labai didelę paslaptį, jeigu pasakysiu, kad tiek Lietuva, tiek Rusija, tiek Ukraina, tiek Baltarusija, tiek kitas šalis buvusios Tarybų sąjungos valdo tie patys asmenys, kurie valdė ir, arba tos pačios grupuotės. Taip vadinama partinė sovietinė nomenklatūra. Ta partinė sovietinė nomenklatūra tiek ir pas mus, ir visi Brazauskai, Landsbergiai, ir visi kiti klanai, jie nuosekliai nuo praeitos, taip sakysim, sovietinės valdžios persivadino į kitokias valdžias ir būtent vykdė visą šitą mūsų, kaip pasakyti, jeigu yra Aš galima truputėlį... Deindustrializacija. Tai mes jeigu mes ją apimsim visą tą Tarybų sąjungą ir jeigu mes pavadinsim, kad mes galėjom pasigaminti, jeigu visa šita šalis galėjo pasigaminti nuo varžto
iki kosminio laivo, tai šiai dienai mes negalim nieko, mes neturim savo gamybos, mes praktiškai nieko neturim ir esam priklausomi nuo užsienio. Tai šitas ilgai negalėjo tęstis, visi tie resursai išvesti, sumonetizuoti ir guli užsienio bankuose ir dabar šita visa teritorija, buvusi Tarybų sąjunga, yra dabar praktiškai tokia plynas laukas. Plynas laukas, kurį, kadangi valdžios viršūnės vis tiek sėdi Kremliui ir čia vykdoma tiesiog skirtinga politika, tai kitais metais mes matysim, mano supratimu, vėl perversmą. Mums imituojama Rusijoje, o kadangi tenais jų valdžia labai susijusi tampriai su mūsų valdžia, tai laiko klausimas, kada ir pas mus viskas pasikeis ir išlaikytas visas struktūras, kurios per šitą 30 metų čia stipriai išviešėjo, tai ir visi politikai, ir visi teismai, ir visos prokuratūros, ir visa kita yra išlaikoma iš to pačio jėgos centro. O kadangi jėgos centras netenka galių, tai pas mus bus irgi labai daug perturbacijų. Tai ir dar vienas momentas, kad ateina pasaulinis technologijų, keisis pačios technologijos. Jeigu mes 20 amžių pradėjom nuo Ilyčiaus lemputės ir nuo laidinio telefono, Edisonas ten susuko kažką, Edinas, Tesla, nežinau. Tai kažkuris iš jų, tai ir mes baigiam amžių, kaip jį baigiam amžių, galim įsivaizduoti, ant kiek tai buvo šuolis. Tai žmonių, mes turėjom pradžioje amžiaus praktiškai neraštingą visuomenę, o šiai dienai turim tokias technologijas kaip 5G, internetą, kur gali bet kuriam pasaulio taške su vaizdu perduoti duomenis, šnekėtis, komunikuoti ir tą Ilyčiaus lemputę jau praktiškai visiškai kitaip, mūsų visa buitis pasikeitė kardinaliai. Tai kai mes pradėsim 21 amžiui nuo dirbtinio intelekto, su kuriuo šiandien yra, jau įjungtas gali pasibandyti, čia visi labai pergyvena, bet aš manau, kad dirbtinis intelektas yra kaip instrumentas. Yra tik tai klausimas, į kokias jisai rankas paklius. Nes peilis gali, žmogų pjaut gali duoną. Tai taip pat ir dirbtinis intelektas, jisai gali mums visiems pagelbėti, padėti, spręsti bet kokius klausimus ir užduotis, o gali būti išnaudota žmonių pavergimui. Tai čia, bet kokiu atveju mes einam į tą naujųjų technologijų amžių. Ir aš manau, kad jeigu mes praeitą amžių imant turėjom tokį pasikeitimą, tai aš manau, kad gale šito amžiaus atsigert kavos Marse bus nedidelė problema. Manai taip netgi, ne? Manau, bet tu tai kito, kaip manai, tu pats kito... Aš nežinau, reikia gyventi, bet iš tikrųjų laukia tikrai daug labai pokyčių. Aš manau, kad vienas, jeigu šnekėt apie visuomenę, tai pagrindinis... visi ko pergyvena, nes iš tikrųjų naujom technologijom atėjus, robotizacija ir visiems kitiems klausimams, planuojama, kad apie 70% dabar pareigų, darbo pareigų dabar esančios, bus tiesiog nebereikalingos. O ką su tai žmonėm darys? Tai yra planuojama, kad bus įvedamos pasauliniu mastu taip vadinamos universalios bazinės pajamos, kada žmonės tiesiog gaus, tai yra pilotinių projektų praktiškai dabar Amerikoje vyksta 126 pilotiniai projektai, kur yra imtis nuo 1000 iki 3000 žmonių, kuriems mokamos yra apie $1000 pajamos. Praktiškai tos pajamos turėtų užtikrinti žmogaus pragyvenimą ir kad jis neskurstų. Tai yra aukščiau skurdo ribos gaunamos pajamos, kad jisai oriai galėtų gyventi ir galėtų. Ir tai mokama visiems.
Tai čia tokia, nėra taip, kad... Vidutinioji klasė tokia, ta tokia, ne pati žemiausia, bet tarp žemiausios ir vidutiniosios klasės dabartinės, ne, gal supratimų kažkas. Nu, Lietuvoje tai atitiktų, aš taip įsivaizduoju, pagal tas, jeigu dabar kažkur vidutinis atlyginimas yra 1200 eurų ar kažkas tai maždaug, tai turėtų būti apie 800-900 eurų. 900 eurų. Tokios, turėtų būti tokia išmoka. Nu ir galim paplanuoti, kad jeigu žmonių tai yra visiems. Tai yra nuo vaiko iki pensininko, milijonieriaus ar skurdžiaus, visi gauna tas pačias pajamas. Tai ką tai reiškia, kad iš tikrųjų tai yra, tai žmonės turi pinigų. Tai reiškia versliems žmonėms, tai yra, kas nieko nenorės daryti, tai prašau, jūs gyvenat ir nieko nedarot. Ir tarsi, gamtoj, ne gamtoj, mieste, kaime, kur norit. Tai, ir turim omeny, kad visos technologijos, tai ir dronai atsiranda ir tai yra visai kita logistikos sistema užsikūrė. Tai tiesiog man yra sunku įsivaizduoti ir visą tai turi startuoti, visam šitam proceso paleidimui iš tikrųjų maišo ta korupcinė dalis, tai sėdinti tiek pas mus, tiek visoje buvusioje Tarybų Sąjungoje ir tik jinai yra trukdis. Ir jeigu jie patraukiam... Nes tai mes vėl galim grįžti į praeitą šimtmetį, kada nuo 25 metų lygiai startavo lygiai tie patys procesai. Jeigu mes pasižiūrėsim, tai 100 metų perspektyvoje praeitų metų buvo lygiai tas pats. 14 metais pirmas pasaulinis karas, iškart po pirmo pasaulinio karo, taip vadinama ispaninis gripas, nusinešęs... Ir vėlgi matėm lygiai tas pačias kaukės, lygiai tos pačius ribojimus. Kartojasi klasika, tiesiog visiška klasika. Tada mes einam į 17 metus, tai yra Vasario revoliucija, kuomet atėjo, tarp kitko, Karlas Marksas, gimęs Prancūzijoje ir visa jo teorija ir kapitalizmo ir komunizmo, tai ne Rusijoje gimė, tai į ją buvo įdiegtas kaip pilotinis irgi projektas, visa Tarybų Sąjunga yra. Ir mes matom, kad tas projektas tikrai buvo pavykęs, nes nuo 25 metų iki 55 metų šalis tokio dydžio sugebėjo tapti antra pasaulio ekonomika, supervalstybė. Nors lygiai taip pat po pirmo pasaulinio karo, po pilietinių karų buvo... praktiškai išdegintas laukas, neturėjo nieko. Bet buvo investuota nuo 20 iki 30 trilijonų dolerių, jeigu imt doleriais, per 30 metų buvo pastatyta virš 9 000 objektų, neskaitant, kad tai buvo visos komunikacijos, begalė objektų. Niekas apie tai aišku nešneka, bet mes vėl ateinam prie to pačio ciklo pradžios. Tai jeigu mes pradedam įsivaizduoti, kad šiaip savo tokie įvykiai, būtų naivu tikėtis, kad čia Leninas užlipo ant bačkos ir įkūrė ir visus baltuosius nuputė, raudonus atnešė. Tai šiam procesui dirbo tikrai pakankamai įtakingos pasaulio jėgos. Ir kiek aš suprantu, tai neužilgo tas procesas vėl turės atsikartot, vėl turėsim turėti tų senųjų valymo, kaip išvalyti visus tos senuosius, kurie prisidėjo prie buvusios Tarybų Sąjungos išvagimo. Taip vadinama trečia karta jau tos perduodamos valdžios, nes pirmą kartą jis stengiasi dar dirbti kažkiek tai žmonėms, tautai, šaliai ir mes matėm rezultatus, supervalstybė, antra pasaulio ekonomika, o paskui, kada jau perdavimas buvo keista ir konstitucija, buvo perdodamas visos pareigybės ir partijos linija ir žmonės jau gavo pagal nutilėjimą vaikai, vaikaičiai, giminės ir taip toliau. Trečia karta yra visiška degradacija, ką mes aplinkui dabar ir matom.
Tai pradedant nuo visų pedofilijų, pidarastijų ir panašiai. Ir auksinio milijardo teorijos kažkokios, kur čia žmonės pradėjo kažkam tai kliudyti. Bet čia vat momentas įdomus, aš taip įsiterpsiu, tas atsimeni eksperimentas buvo su pelėm Visata 25. Taip. Ir ten kalba irgi eina apie 3. kartą. Taip, čia apie tas procesas. Trečioji kartoj viskas vyksta išsigimimas ir po to išnyksta. Taip, 4. karta yra negrįžtamas procesas ir jos niekas kadangi pasaulį valdo vis dėlto ne visai kvaili. Tai turbūt per daug asmenys kaip mums. Tai mes matom tą patį. 3. karta yra ne tik buvusiai Tarybų sąjungai. Čia mes matom, nevardinsiu pavardžių, politikų, visi žino, kas kieno anūkai ir kas kieno, galiu pasakyti tik vieną. Politikoje nei pas mus, nei Ukrainoje, nei Rusijoje, nei kažkur tai, nei vienas žmogus, pavyzdžiui, Seime, parlamente, Dūmoje ar kažkur, nėra atsitiktinis. Visi yra iš tos pačios grupuotės. Tai yra valdžia perdodama, tai mes kalbam apie viską, apie teismus, apie prokuratūras, apie viskas, kas yra susijęs su valdžia, netgi nusikalstamas, organizuotas nusikalstamumas irgi yra susijęs. Ten pas mus gal sunku įvardinti, bet tie vadinami vagys, kaip čia, Vorfzakonė, nežinau. Jie irgi yra susijęs su ta pačia gimė. Bet kokia valdžia, jinai yra susijusi su būtent ta struktūra. Tai... Tokios pas tave, kaip sakyt... Tu čia pats paklausi, aš neplanavau. Tai va, tai apie visą tai aš manau, kad aš bandysiu žmonėms šnekėti, rodyti. Bandysim apie tai detaliau, bet aš manau, kad tiesiog tam, kad artimiausi metai bus tikrai pakankamai sudėtingi ir ta visa struktūra, jinai bando iki šiol vis išsilaikyti. Tai čia mes ir anksčiau kalbėjom apie tai, kad yra 3 kontūrų propaganda, kuri skirta įvairiems, tai masinė medija, liberalioji medija, alternatyvinė medija, visos jos yra valdomos iš tos realiai valdančios struktūros. Tai, viskam ateina pabaiga, nes, kaip ir minėjau, kad, tai struktūrai valdančiai dabar yra iš tikrųjų labai sunku, nes pas ją baigėsi ir finansai, nuo 18 metų yra praktiškai atimtos jų pavogtos lėšos. Ir jie dabar kiek gali, tiek sukasi, bet aš dar čia ir kaip logistas matau, kad praktiškai importo klausimas labai stipriai sunkėja. Į Lietuvą turėjome? Ne, čia į Tarybų sąjungą. Į Rusiją. Tai, nes, pagrindas yra tenais. Tai yra labai, praktiškai trūksta visų prekių, visų komponentų. Tai ten ant ribos praktiškai yra viskas, o dabar jo labiau ta karinė situacija, tai tie valdantieji, čia galim būti naivus, tikrai ne Putinas čia sugalvojęs, yra tiesiog galva šnekanti, kuri taip vykdo jam pasakytas komandas, tai, bet užsispendė save dabar į tokią situaciją, kur tikrai nieks nežino, ką daryti. Tai ir tas tikrai resursų irgi reikalauja labai daug, o kadangi jų nėra, dabar ir dujos, ir nafta yra apribota, tik tai per tam tikrų žmonės jos galima išvežti. Ir tik tai už tam tikras kainas, tos kainos tikrai nedengia visų problemų. Tai laiko klausimas, kada aš manau ir dabartinė mobilizacija, kurią skelbia, tai bandoma iš paskutinių laikyti tą informacinį lauką, kad žmonės dar palaiko, bet aš manau, kad laikui jau dabar matom, kad ir motinos jau po Ukrainą važinėja, kurių vaikai ten 18-20 metų, praktiškai vaikai turi kaip mėsa gultis toje pačioje Ukrainoje, tenas irgi kelia ir klausimus, ir nepatogius klausimus.
trūksta ir ginkluotės, trūksta praktiškai visko, kadangi valdžia jinai mėgo savo kišenės viską dėtis, tai ir sandėliai tušti, ir amunicijos nėra. Ant popieriaus parodyta viskas. Taip, tai yra labai daug problemų, kurios visos šitos problemas, na, vėl klasika. Lygiai tie patys procesai buvo, kaip ir minėjau, prieš 100 metų, tai buvo Vasario revoliucija, po kurio sekė Spalio revoliucija. Nu, kadangi Europa gyveno biškiai į priekį 23 dienom pagal kitą kalendorių, tai pas Europai žinomas kaip kovo ir lapkričio revoliucijos. Tai jeigu tuos procesus visus perkelsim į kitus metus, tai man atrodo, ir kadangi viskas pas pasaulio valdančiuosius irgi sudėliota. Bet dėliojama 5 mečiais. 10 mečiais, 5 mečiais. 5 mečiais. Jo, yra 5 mečiais irgi skaičiuojama, tai kadangi čia mano toks, ne visai mano, bet toks pritariu šitam pamastymui, kad jeigu tie vadinami Kremliaus sąrašai, kuriuose buvo įvardinti ten visi oligarchai ir visi kiti, na, praktiškai buvo pavadinti vagimis. Visa ta struktūra pavadinta vagimis, tai jeigu juos įvardino 2018 metų vasarį, tai aš kaip tai įtariu, kad 23 metų vasarį turėtų būti jau ir atoveiksmis visiems šitiems išvardinti. Tenais išvardinti yra apie 200 žmonių, o iš tikrųjų sąrašai yra maždaug ant 20 000 žmonių. Oligarchų, politikų, žmonių nevargšų. Jo, paskaičiavimas yra apie jų bendra valdomų pinigų suma, kažkur tai apie 200 trilijonų. Oho. Sugriovė ekonomiką. Tai tame tarpe ir mūsų visi piliečiai tenais. Tame tarpe visi. Jo, na, aš manau, garsiausi iš jų yra tikrai įvardinti. Tai Panama Papers ir kiti visokie papers, tai yra tik tai dalis parodyta. Kiti likusieji, kurie dar norėtų biški kažką tai nuveikti teisingai. Valdymo kaip instrumentas. Tai aš galiu pasakyti, kad čia mes kalbam ne tik apie 3 kartą, jeigu kalbam, tai yra ne tik Rusija. Lygiai tas pats yra ir Amerikoje, ir Europos Sąjungoje, visur yra Merkel, Macronai, netgi ir Trumpas yra 3 kartą. Bidenas yra 2 kartą. Nu, jo Hunteris 3 kartą. Nu, bet... Ne, tai visur mes turim panašią situaciją, tik tiek, kad mūsų teritorijoje, mūsų šitas projektas, jisai formatuojasi pirmas. Tai artimiausi keli metai bus tokie įdomus. Įdomus, bet tai dabar toks klausimas irgi įdomu. Sakykim, paprastas tas mūsų žmogus, ne, kuris, nežinau, sėdys kaime savo, ne, jis nieko ten nei turėjo, nei ką, jam televizorius gal neberodys, arba rodys kitas kalbančias galvas, ne, jam keisis į ten savo tą karvytę pasimels, vištytę gal kokią užsiaugins, ne, ir jam gal labai ten nesikeis daug kas, ne. O didžiausias, pavyzdžiui, kalbant apie tuos vidurinėje klasė, kuri čia už visokias laisvės, už dar ką reikia, kas su jais atsitiks? Aš tik vieną noriu pasakyti, kad bet koks rėkimas, jisai turi kažkur finansinį motyvą. Niekas absoliučiai nebūna atsitiktinai ir šiaip savo. Mes, tokių aktyvistų jau praktiškai nėra jų tiesiog nebūna. Tai visas tas procesas, kurį mes matėm nuo 20 metų čia, ir jisai tarp kitko vyksta visoje Europoje. Ne tik Europoje, bet, gal sakysim, toj buvusiam socialistiniam blokė. Tai ir Čekija, ir Slovakija, ir Lenkijai brūzdėsiai buvo, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Mes ką matėm, kad kažkokios tai alternatyvios pseudo jėgos, jos vis bandė organizuoti Maidanus. Ir Lietuvoje bandė organizuoti Maidanus. Tom pačiom dienom netgi vyko mitingai. Ir jeigu pasižiūrėt, paskutinis mitingas, kurį aš taip žiūrėjau ir stebėjau, tai buvo spalio 22 dienos.
Tai jisai buvo ir Taline, ir Vilniuje. Ir ką ten norėjo padaryti? Štai iš viso atitrūkti. Ne, tai yra tiesiog yra judėjimas, nes šitas visas procesas, tai dabartinis, jeigu mes žiūrėsim klasiką, tai pirma revoliucija buvo, kada jau valė tuos senuosius. Tai bet tuos senuosius valė vieni iš senųjų. Vieni iš senųjų, iš dvi grupės, o paskui tai yra tiesiog, tai čia jau antra revoliucija. Antra revoliucija. Tai va, bet pirmai revoliucijai padaryti, tai renkamas jau tas kontingentas, ir mūsų tie jau revoliucionieriai, kurie turi užduotį išsivalyti. Tai mes matėm ir paskutinės konservatorių, ir Skvernelio ten susirėmimus visus praeitais metais. Tai vat ponai, kurie už Skvernelio stovėjo, tai vat jie norėjo žmonių rankomis. Nes, paprasčiau. Jo, mes 2 metus girdėjome šį Seimą, nupūsim visus, nuvalysim. Tai vat tie visi valytojai buvo keliami, kam patiems terliotis, tai gal žmonės padės. Bet mes labai, šiaip Karžygys turbūt labai prisidėjo prie to, kad tie žmonės vis dėlto įsijungtų galvą ir savo toliau pienelį ten pasimelštų, savo klausimais užsiimtų, o jau kas ten ką turi išsivalyti, tegul jie patys ir valosi. Tada papasakosiu vieną įdomų tokį įvykį, žinai. Aš dabar Jonavoje gyvenu ir, reiškia, toks įdomus momentas, maniškė gavo kažkokią tai žinutę, siūlom papildomą darbą. Ir kažkaip ten rinkimo apylinkėse liktai, žodžiu. Ir aš taip, kažkaip rinkimo apylinkės, aš atsimenu, mano mokytoja buvo rinkimo apylinkės pirmininkė ir aš taip galvoju, čia kažkada mūsų ten bendras pažįstamas kažkada jo ten balsus skaičiuoti ten praeitus rinkimus. Ir taip galvoju, kitais metais, pačiu mane čia gal sausio, ten kažkada vasario mėnesį prasideda, galvoju, nueisiu pasižiūrėti, kaip vyksta procesas, tie rinkimai, kas ten darosi, ne, kaip ten, kas ten skaičiuoja, prisiklausęs visko. Gerai, paskambinu, sakau, tai kas čia kaip, ten sako, žodžiu, kaip sakau, atlyginimas mokamas, kaip ką, sako, vyriausia rinkimų komisija tiesiai pervedu, kažkaip iš smalsumo galvoju, o ką sakau daryti, ten išnešiuot, reiškia, tuos visus biuletenius, ne, tada skaičiuot po to balsus, žodžiu, ten kažką tais per rinkimus, galvoju, pasižiūrėsiu, iš smalsumo, ne. Paskambinu, žodžiu, sako, jums perskambins kažkokia moteris, paskambina ir man užduoda tokį klausimą. Sako, tai jūs į komisiją eisit ar pagal sąrašus? Palaukit, kokius sąrašus? Į tarybą. Kokią, sakau, tarybą? Į savivaldybės tarybą. Gal į merus net norite eiti? Sakau, kur, sakau, jau, aš atsikraušiau, tik tai čia, sakau, gyvent, kokius, sakau, savivaldybės tarybą. Sako, teikit pas mus į renginį, viską paaiškinsim. Čia renkamas kultūros centre. Aš ateinu, žodžiu, susirinkęs žmonės ten, tokie, kažkokie, nežinau, kaip pasakyti, ant porą sumuštinių kažkokį padėti ir sakau, tai kas čia vyksta? Jie ten sąrašus pildo. Tai jūs nesate jokioje partijoje? Nesakau, nesu. Tai čia jungiasi 3 partijos kažkokios ir mums reikalingi žmonės į tarybą, kad eitų. Tai sakau, tai plaukit, jūs man pasakot apie darbą rinkimų komisijoje, o dabar sakau, jūs man... Tuo pačiu ateik dar ir išrinksim. Ateik ir išrinksim, bet tai sako, bet tada darbo negausi, nes čia į rinkimus jau kitas. Tai sakau, tai plaukit, aš atėjau dėl darbo. Nesako, tai tu mums turi tada žmogų atvest, kas pas mus pagal sąrašus eis į tarybą. Ir aš sakau, kad kažkas čia man nebepatinka ir aš tiesiog atsistojau, išėjau. Ir paskambinu, reiškas, darbovietės direktoriai, pasakau apie šitą momentą jai, sakau, čia tokių įdomių dalykų. O, sako, ryti praeitą, sako, tu įsivaizduok, sako, jeigu jau tave iš gatvės, iš vis nepažįstama. Neturi žmonių, nieks neina, tai tu įsivaizduok, kaip kritas tas dalykas. Ir man toks jausmas buvo, tas toks įdomus. Kai aš ateinu tenai ir tarptų žmonių kažkokių būnų, kurie ateina, labai keistai jaučiausi. Vat, kai būna, pavyzdžiui, ateini verslo kokius pusryčius, ne, tai tu supranti, žmonės sėdi, nori pelno uždirbti, ne, ir jie tenai bando visais būdais kažką tai daryti. O ten ateini, tu matai, kad tie žmonės, jie neturi ką duoti. Jie visi atėjo tenai kažko tais tikrai grinai gaut, pasiimt, ar tas kažkoks pyktis pas visus yra viduje toks. Tai yra jau kurį laiką yra labai didelis pasimetimas, nes visi supranta, kad atėjo pabaiga. Nuo 18 metų, nes 18 metai buvo, kad iki 18 metų, tai dar buvo ką vokčia visoje tai buvusioje tarybų sąjungoje, pinigų visiems užteko, o nuo 18 metų prasidėjo tas vadinamas pasirašymas, tai jau anihiliacija viso šito proceso.
Ir, nu, viskas yra atimama. Tai įsivaizduok, jeigu yra pastoviai sankcijos, pastoviai, užsienio visos neteisėtos sąskaitos yra areštuotos, pinigai atimti, visi praktiškai, kas bėgo atgal, kas kažkur sklaidėsi, kažkur mėtėsi, bet yra tas nerimas, kad nu jau viskas, nieks nebeveikia, ką bedarytum, taip kaip anksčiau nieks nebeveikia. O tie klonai, jie iš tikrųjų yra, jie nesukurti, jie nustatyti ne kūrybai. Nes kai žmogus nusistatęs vogt, jis negali kurti. Taip. Ir jeigu tai, o su kiekviena diena sąlygos visiems tik blogėja, nes resursų nebėra ką vogti. Įsivaizduok netgi, dar trumpai vienas momentas įdomus, ne, čia taip į detalės labai neįsim, bet vienos valstybės, kur mėgdavo laikyti savo, ten tebūnėtos pavogtus pinigus, ne, iš tų resursų, toj valstybei, kuri labai mėgdavo, labai saugu būdavo, tai tos valstybės institucijos jau ieško oficialių būdų, kaip ne tai, kad nebepriimti naujų tų klientų, bet išvaryti senus. Reiškia, žmonės, kurie laiko tuos, sakykime, pinigus, ne, nu ten kažkokios, kad ir pavadinkim kilmėje iš kažkokių tai resursų prekybos, kas buvo visiškai legalų kurį laiką, ne, bet jie vis tiek supranta, kad tai yra susiję ir jie tiesiog tos pinigus sako, jūs pasimkit, mums jų nereikia. Mes neįmam, o tokie dalykai. Tai dabar, jeigu pasižiūrėsim, tai kad ir Lietuvoje, ir tie bankai sužvėrėjo visi iš tikrųjų. Nes tas procesas, jisai aišku užsaktas konkretiems asmenims, bet kabinasi iki visų. Tai ir aš eilinį kartą vėl Karžygys gavo vėl laišką iš banko, vėl pasiaiškinkit dėl to 3, 5, 10. Nežinau. Ką jūs kalbate ar dėl ko? Aš nežinau, ar tai gali būti susiję, bet nespėliosiu, sąmokslo teorijos. Bet metus laiko nejudinau. Sąmokslo teorijos? Kokios, apie ką tu kalbėjai? Sąmokslo teorijos, kas čia tokio? Tai, ką kalbėjo Karžygio rusiškas kanalas metus laiko, tai žmonės, mes dabar pabendraujam, už 10% to, kas būdavo pasakyta ir padaryta, lankydavo visokios struktūros. Oho. Mes tikrai šnekėjom daug, nieks pas mus nesilankė, o kai tik tai nebešnekam, tai prasidėjo tam tikri spaudimo įvykiai. Tiesiog. Tai nežinau, su kuo tai susiję, bet įdomus dalykas, atrodo, gali laisvai kalbėti, ne, apie ką nori, pasakot, reikšti savo nuomonę, lyg tai neskatinį jokio smurto, ne, teisingai, viskas, jokių grupių nepalaikai, bet tik tai truputį tu iš šoną nuo to, ko reikia šnekėti, ne pagal kažkokią programą ir prasideda tokia keisti dalykėlė. Ta prasme, trukinėsiu šitie visi, matysim tikrai žmonių, kurie nebesužiūrės visų, nes tiesiog resursų nebėra. Žmonės nervuojasi, blaškosi ir mes matysim, kad jau tas informacinis laukas jau jo nesugeba išlaikyti vientiso, jisai plyšinės, atsiras kitokios nuomonės ir tai atves iki kažkokio tai jau tikrų žmonių pozicijų gryninimo ir bendravimo, nes vis tiek mes turėsim tos lyderius, kurie turės visas šitas išgriautas šalis atstatinėti. Jo, tai vis tiek jie turės atsirasti. Bet čia bus nauji žmonės ir jie tarpusavį formuos naujas bendruomenės. Taip, o kaip bebūtų keista, bet tos sąlygos bus užtikrintos. Tai reiškia, naujam augimui bus sąlygos. Tikrai bus naujos sąlygos, nes pasaulį valdo nekvaili žmonės. Būtų kvaili žmonės, tai mes iki 5G nedagyventume. Nu jo, šiaip teisingai, tu sakai. Nes ir nebūtų AI. Aš irgi buvo iš tikrųjų toks pasidavimas visai tai isterijai, kad ai, kas čia bus, bet paimkim praeitą šimtmetį ir šį šimtmetį. Tai kodėl to žmonės kažkaip tai vis tiek ir gydo, ir slaugo, ir kažkaip visą gerbuvį kūrė, ir kažkokios socialinės išmokos.
Jeigu tu negersi ir kažko tai nedarysi, nu, aš nemanau, kad tau šitoje visuomeniai nepavyktų kažkaip tai bent jau normaliai gyventi. Aš žinai, toks klausimas buvo, mes su vienu tokiu žmogum susitikę buvom ir organizavom iškas tokius, keletų filmų peržiūrą, bet kalbant apie emocijas, žinai, daugiau akcentuojant. Ir man įdomus, taip uždėjo klausimus, sako, Ryti, tau netrodo kartais, kad mes galbūt per daug tikimės, ne tai, kad tikimės, bet per daug reikalaujam iš kitų žmonių, kaip kokie būtume, žinai, 17 klasiai, ne, 17 klasiai, ir atėjo pas 5-okus ir reikalaujam, kad jie būtų 9-okai. Ir aš iki šiol negaliu kartais suprasti vieną dalyką, atrodo, kad, kaip ir jo, čia viskas gali būti gražiai suplanuota, sudėliota, bet kai ateini į tą vidinę virtuvę, ne, ten, kur procesai vyksta, ir pamatai taip, kaip vyksta viskas, tu pagauni, kad ten yra totali chaosas, totali betvarkė ir kad vyksta viskas ant kažkokio tai išmėtyto emocinio dalyko ir kad visą tai taip suorganizuoti, suplanuoti, sudėlioti, atrodo, tikrai reikia kažkokio fantastinio, super, aš nežinau, ne tai, kad dirbtinio intelekto, bet kažko tais. Tai man iki šiol klausimas, ar žmonės dar vystosi auga, ar kažkas tikrai jos taip labai prižiūri ir klausimas, žinai, toks, kiek žmogaus pačio vaidmuo ten yra. Tame procese, žinai, ar... Mes bet kokiu atveju esam gamtos dalis. Lygiai taip pat, kodėl tos bandymus ant žiurkių daro, tai jeigu mes galim pakankamai sąmoningai stebėti pavyzdžius, tai mes galim pasižiūrėti, kad yra, pavyzdžiui, bitės, yra ten žiurkės, yra kiti, pavyzdžiui, vilkai ir visa kita. Ir visur yra tas pats, kaip ta pati proporcija. Ant 10% lyderių, tai yra, jeigu mes turim 100% visuomenę, tai 10% yra lyderių, 90% yra tiesiog sekėjai. Tai dabar tik tai nuo lyderių priklauso, arba nuo tos lyderiaujančios grupės priklauso kaip visuomenė. Jinai auga ar degraduoja. Ir kažkas į kurią pusę jie veda ir viskas. Taip, tai yra, nes ta likusi masė, jie tiesiog kopijuoja elgesį. Tai jeigu mes turim dabar lyderius, kurie, kas yra pas mus, narkotikai laisvė. Narkotikai laisvė, gėjus, vogti gerai, nesvarbu kaip, ir nugalėtojų niekas neteisė. Arba taip. Tai visuomenė daro tą patį. Visuomenė daro tą patį. Tai užtenka lyderiams apsisukti į kūrybą, į augimą, išstatyti visus tą pačią 3 kontūrų propagandą, nukreipti dorai, augimui, kūrybai, tu turėsi tą bendruomeniškumą. Ir visuomenė iškart sakys, dabar yra biški kitaip. Ir tas keičiasi labai greitai. Tai ir visuomenė... Ir mes čia tokie sėdim, bandom pakeisti tos lyderius kažkokius. Mes nebandom pakeisti lyderių. Sakykime, mintyse, žinai, taip pasvajojama, ne, kad jeigu tie lyderiai būtų kitokie. Tai dabar klausimas, kaip tu manai, pavyzdžiui, kas tai turėtų būti, ar galima likti stebėtojų tiesiog šonį šito proceso ir laukti, ar mes patys galim įtakoti kažkaip. Šiai dienai mes dabar bet kokiu atveju turi anie išsiaiškinti tarpusavį, ne? Tai tipo, kur 2 pešasi, 3 laimė. Jie labai norėjo įtraukti visą šitos procesus žmonės, kad jie čia pūstų kažką darytų, kad jiems biški būtų lengviau, bet kokiu atveju jiems užduotis yra aiškios. Jie turi savo tas visas dalis sutvarkyti. Jie to gal ir nežino, gal net neįtarė, tikėsimės mūsų labai ir nežiūri, neklausomės, vis tiek nusišnekam pastovi. Tai aišku. Tai bet jų lemtis irgi panaši. Tai tiesiog iš pradžių turi padaryti darbą, kaip kileris. Iš pradžių kažką tai nukala, o paskui, kad galų neliktų ir tą kilerį. Ir pas nusišauna. Ir jį nušauna. Aš įsakau tau nusišauti. O tada jau, kada nebėra tų senųjų įtakos visų tarpusavio aspektų, kaip čia pavadinti. Tai tada jau žmonės gali laisvai iš tikrųjų pasireikšti, burti aplink save kažkokias visuomenės, kalbėti, daryti į darbais, veiksmais,
Na, ir kurt tada jau žmonės tiesiog kažkokiais tai principais, tuos principus turi patys nusistatyti. Ir kada jiems nebėra to 3 kontūrų propagandos nuo ryto iki vakaro pilama per visas masinės informacijos priemonės tam tikrą informaciją, jie turi tą laisvą laiką susidėlioti savo kryptį ir jom eiti. Kaip eis, tai vėlgi, tada jau bus aktyvi, tada žmonės galės reikštis, galės klausyti, galės sakyti, man tai patinka, nepatinka. Bet vėlgi, tai būtų naivu. Iš tikrųjų, tie lyderiai, jie turi pasireikšti, jie turi siūlyti ir jie turi paskui save vežti žmonės. Nes demokratijos pasaulyje niekur nėra. Nėra. Tarp kitko, apie sakyk, užbaig mintį. Užbaig. Apie pokyčius. Toksai įdomus dalykas, ne? Anksčiau antstoliai žmonių ieškodavo, ne? Dabar gavosi, įsivaizduoju, aš bandau pas antstolius vienus prisibelst, tai iškis, jie užsirakinę sėdė, neįsileidžia nieko, į telefonus neatsiliepia, laiškus neatsako, bet žodžiu, taip įvyko įdomiai. Atėjau, žinai, moteris atidaro duris, aš pradedu kažką kalbėti, jis sako, ne, aš tik darbuotojų įsileidžiu, aš čia nieko nekomentuosiu, jūs man laiškus rašykis, jūs neatsakot. Ir aš duris laikau, aš sakau, policija iškviesiu, aš sakau, aš jau pats su policija pas jūs ateisiu to, žodžiu, ten įdomus dalykas. Tai, žodžiu, esmė tokia, kad neatlieka savo veiksmų, neužbaigia tą, kas jau yra užbaigta. Bet pats keisčiausias procesas, kad valstybinė institucija jau gaunasi, kad slapstosi nuo savo interesantų. Antstoliai nėra valstybinė institucija. O tai čia yra privati įstaiga kažkokia? Čia yra labai gudriai. Labai gudriai. Jo, aš susidūręs su tuo momentu, kaip valstybinė institucija antstoliai pasivertė į privačius. Ten irgi saviluomai. Ir valstybinis antstolis buvo uždėjęs areštą, buvo viskas atsiskaityta, viskas padaryta. Ir to lūžimo laikotarpyje nebuvo kam parašyti, kad visos viskas yra atlikta. Aha. Ir šitoje vietoje buvo tikrai daug labai tokių vietos interpretacijai, kaip kam elgtis ir taip toliau. Ir vienas antstolis, kuris man padėjo gauti tą raštą, paskui buvo labai stipriai nukentėjęs. Nes kaip čia taip, užsipuolė, teismai vyko ir visą kitą. Nes tam tikros grupuotės nenorėjo, kad tas raštas buvo. Taip įdomiausias dalykas, kad jo antstolis išieško pinigus į savo sąskaitą iš pradžių ir po to perveda. O jeigu valstybinis, tai turėtų iškart į valstybės sąskaitą. Ten miškas. Ir mes žinom, kad tas valdančiosios vagių grupuotės jos dirba taip, kad patys savo tos įstatymus yra rašę. Pasirašyta, jo. Tai mes, sakau, kol visuomenė nepakeis valdymo būdo principo ir kol žmonės nepakeis vektoriaus, kur rankytės bus ne į mane, o į bendrą gerbuvį, tai bet yra labai, kaip pasakyti, gaila iš tikrųjų, kad tie žmonės nesupranta, kad bendrai yra žymiai lengviau. Visiems aukti ir visiems galimybė klestėti, bet atsiranda, kad aš noriu būti lygesnis už visus. Ir viskas. Tai taip ir baigėsi visi susivienimai. Tai iš tikrųjų taip, nes vis dėlto tas bendras tikslas yra, kur tu vienas kažką žabus bandai laužyti, kur kiekvienam padalinai po šapelį ir kažką padarai. Tai tas pasaulyje yra ne vieną kartą jau įrodyta, kad visuomenė, kurie turi bendrą tikslą ir daugiau ir pasiekė. Pasiekė žymiai daugiau. Tai tai Rytis, tai kokie tavo metai, kokie įspūdžiai, ką tu supratai, ką patyrei, kokie tavo ateities planai? Na, įdomus toks dalykas, kelionės, aš kažkaip labai tikėjausi žadėtų projektų mokyklose dirbant su vaikais, bet tie kažkaip projektai užtylo ir daug teko bendrauti su ilgalaikiais bedarbiais. Teko pačiam savanoriškai lankytis mokyklose, įkalinimo įstaigose ir tam tikrus renginius organizuoti su tokiais, sakykime, savanoriais bendrauti, susidurti su mūsų tokiais įdomiais, pavadinkim,
viešų pirkimų ypatumais, kaip kas vyksta, aišku, nieko keisto, bet mano tas toksai šventas naivumas kažkoks jisai. Tai visų žmonių šventas naivumas. Kaip jisai ten vyksta tie procesai, netgi girdėjau tokį dalyką, kad, reiškia, žmogus turi viešą įstaigą ir jo buhalterė sakė, aš tvarkau viešasis įstaigas ir iš 200 mano tvarkomų viešų įstaigų, sako, tavo vienintelė atlieka viešosios įstaigos funkcijas. O visos kitos yra paruoštos grinai įsisavinti finansavimui, kuris yra skiriamas iš Europos pinigų. Ir tie pinigai nueina, tikrai nenueina iki ten, kur jie turi nueiti. Kažkas yra padaroma, kažkas yra atliekama, kažkas galbūt net neatliekama. Tai galim pasižiūrėti vien tik tai, kiek paramos Ukrainai renkama yra. Taip, čia tai iš vis yra kažkas tai tokio. Ir ten sprogsta viskas, gražiai tiesiog surenka, būk sprogos. Perka, už kiek perka, kam perka. Yra tiesiog, aš į tą situaciją iš vis nesigilinu, aš kažkaip atitrūkau jau nuo tų naujienų, nuo šitos karinės temos, nes aš prisimenu tik tai pačioje pradžioje, tai čia metų, kada čia prasidėjo, tą vasario mėnesį. Kai aš ten įlindau, tai aš jaučiu tas emocinis fonas toks pas mane užkilęs buvo, kas čia bus, kas tas toks įsitraukimas ir po to aš suprantu, kad čia iki gero neprives mane patį, tai aš dabar kažkaip ramiai jaučiuosi Visiems nusibodo. Jau visiems nusibodo turbūt, jo tas laukia Tomas. Tas pats. O kaip šiaip žmonės, tu sakai, daug bedarbių, kodėl bedarbiai? Su bedarbiais bendrauju dėl to, kad projekte vienam projekte ir ten tokie įdomi užduotis pas mane yra, reiškia, motyvuoti žmonės pakeisti religiją, kaip pasakė Jonavos meras, buvo užėjęs ten pasikalbėti kokią pusio situaciją. Ir jisai sako, rytis, nori čia žmonėm religiją pakeisti. Jisai taip skeptiškai žiūri tokį projektą, kurį aš kitoje savivaldybėje dalyvavau. Reiškia, ten kažkokie statistiniai turbūt matavimai ir statistiniai žaidimai vyksta, gali būti. Ir kažkoks atsirinkimas, nes, yra investuojami pinigai, tai kad sugrąžinti darbo rinką tos ilgalaikius bedarbius arba juos per tam tikrą laikotarpį grąžinam, arba jie, reiškia, iškrenta iš tų socialinių pašalpų gavėjų, nes dauguma, ne tai kad dauguma, bet dauguma tų ilgalaikių bedarbių yra tie, kurie ne tai kad neieško darbo, bet jie net nenori ieškoti darbo, jie tiesiog jie gauna ten tą pašalpą, jie tą pašalpą prapila ir toliau sėdi. Tai galbūt Lietuva nori kažkokius parodyti duomenys Europos Sąjungai, kad vyksta kažkokie procesai tam, kad gautų dar daugiau finansavimo tiem procesam palaikyti. Bet čia vėlgi klausimas dėl to, kad aš iki tos informacijos neteinu, bet tiesiog pasivažinėjant po tos Lietuvos, sakykime, tokius mažesnius miestelius, aš matau ganėtinai liūdną vaizdą. Ir galbūt todėl, kad mano tikslas yra važiuoti pas tos liūdną vaizdą kuriančių žmonės, tai pavadinkim. Galbūt aš galėčiau nueiti į kitus namus pasižiūrėti, kur ten viskas tvarkoja, bet kaip iš patirties sako, kad praktiškai dabar į kiekvieną trobą užeisi, tu rasi stebuklingos kyšių, kuris sprendžia visas problemas ir laiko klausimas, kokioje stadijoje būna žmogus. Tai kartais ateina tokias mintis, kad galbūt aš nežinau, netgi ar man reikia šito dalyko viso, nes tu ateini pas žmogų, tu pamatai jo akyse didžiulį skausmą. Ir dauguma žmonių net apsiverkia su mane bendraudami, kas mane stebina, tai tu nėra pas mane tokio tikslo. Aš tiesiog užduodam klausimą, kas jiems atsitiko, nuo ko tai prasidėjo, kaip tas gyvenimas susiklostė, tai galbūt jie grįžta į prisiminimus ir paliečia tą skausmingą vietą, kurią bandau užgesinti kasdien ten pildami. Tai pamatai, kad tas didelis skausmas ir tu žmogui negali nieko kito pasiūlyti, ką tu jam pasiūlysi, tu dabar išblaivėk, kai dirbti, jo nieks neima į tą darbą, nes jis jau atrodo toks, kad nėra tinkamas. Tai kažkaip mintis buvo daugiau dirbti su jaunimu prevenciškai, nes labai mokyklose plinta sintetiniai kanabinoidai, elektroninėse cigaretės. Ir tiesiog buvo čia net Vilniuje girdėjau mirčių, ne viena. Čia Kinijos produkcija. Tai jie greičiausiai gamina Kinijoje pačius sintetinius kanabinoidus, tai jos šiaip Olandijoje, kiek girdėjau, būdavo gaminami. Ir jie pas mus legalūs? Dauguma yra įtraukta į sąrašus uždrausta, bet jos labai sunku atskirti ir jų labai mažas kiekis reikalingas. Labai mažas kiekis reikalingas. Tai buvau irgi pakviestas dėl į nevyriausybinių organizacijų
susitikimą su ES komisijos nariais, sakė, bet pagal vizitinę kortelę, kurią man davė buvęs Čekijos meras, aš supratau, kad tai yra pasaulinė organizacija, reiškia, World Drug Policy, kažkas tai tokio, ten, reiškia, pasaulinė narkotikų klausimo, ten tavo. Ir čia buvo labai didelė kalba apie būtent marihuanos mažų kiekio dekriminalizavimą. Labai judinamas klausimas, labai judinamas ir kai kurie, sakykime, žinomi Lietuvos politikai, kurie, kaip aš įsivaizdavau, turėjo būti kategoriškai prieš, jie buvo už tai ir aš buvau labai nustebęs tokių dalykų. Tai mano pasidalinimas buvo tenai apie tai, kad prieš tai buvo mėginama dekriminalizuoti, pavadinkim tas žodis toksai, nedidelį kiekį visų medžiagų, kurios yra įtrauktos į tą vadinamą pirmą sąrašą. Pirmas sąrašas, ten tam pačiam sąraše yra medžiagos tokios kaip heroinas, kaip kokainas, kaip kanapės ir daug labai kitų pavojingų gyvybei, ne tik sveikatai medžiagų, kurių kiekius aš pasitikrinau, nes kiekius nustato sveikatos apsaugos ministras, rekomendacijas, kas yra nedidelis kiekis, kas yra didelis kiekis. Ir kai pasižiūrėjau ir prisimindamas savo patirtį, ką pats esu ragavęs, aš tiesiog atsistojau tenai ir uždaviau šitą klausimą ir pasakiau, sakau, ten komisijų buvo narių, kurie iš jų reakcijos supratau, kad kai kurie patys buvo kažkokių bandę psichodelikų gyvenime, susidūrę su tuo, nes, matėsi šypsenos į to, kai aš pradėjau kalbėti. Ne, kai kurių buvo nuostaba, kai aš pasakiau, kai kurie buvo poveikio. Gal poveikyje, nežinau. Tai uždaviau klausimą, sakau, jūs galit man patys vaduoti kokį nors žmogų, ne, ir norėtumėt pamatyti tą žmogų, kuris pasirašo po įstatymu, kur leidžiat tokį kiekį medžiagos, ir aš papasakau, kaip tas kiekis veiktų. Sakau, aš norėčiau tą žmogų pamatyti po tos medžiagos, jis išprotėtų, sakau, mažiausiai. Ir tai norima buvo leisti, kad kiekvienas narkotikus vartojantis galėtų turėti kišenį. Ir aš jums sakau, aš jums tiesiai šviesiai visiems sakau, aš kaip, pavadinkim, buvęs vartotojas, ne, nors jau nebevartojau alkoholio, bet kai aš sužinojau apie šitą atsakymą, sakau, mano galvoje pirma mintis buvo, kad tai aš galėsiu legaliai grybus nešiotis ir man nieko nebus. Sakau, mano galvoje. Ne, kai aš jau suvokiu, kas tai, bet sakau, pas mane mintis tokia atskrido, taip aš ją pagavau, supratau, ne, kad čia mintis iš tų mano senų dalykų. Bet aš įsivaizduoju, kas vyksta gatvės. Ir suprantat, jiems nesvarbu. Ir tai yra rimtas dalykas, rimtas prastumimas viso šito dabar klausimas, ar tai yra populiacijos mažinimas, galbūt yra žiaurus populiacijos mažinimas, nes tai ateina į mokyklas ir bendraujant su 11 metų vaikais, jau jie rūko žolę, 11-mečiai. Tai va, tai mano toksai, kaip sakyt, nežinau, net kitiem metam aš galvoju daugiau truputėlį pabendrausiu, padirbėsiu, bet kartais galvoju, kad aš bandau traukinį stabdyti, atsistojęs kažkokį rėkti. Na, šitoj vietoje vėlgi greičiausiai, kad visų laikotarpių pabaigoje yra leidžiami visi iškreipimai ir visi narkotikai, kas 100 metų visą laiką būna. Lygiai tas pats buvo ir prieš 100 metų, irgi duodamas, legalizuojamas tai. Tiesiog tai kaip atranka įvyksta, paskui kas jau aiškinasi klausimus. Tai jeigu tu biški prie narkotikų, jeigu tu biški prie gėjų, jeigu tu biški prie auksinio milijardo, tai visi šitie klausimai kai kam leidžia lengviau apsispręsti pagal visus šitos, nes tai visuomeniai, kuri kažkada tai nori kurt, jai reikia iš pradžių išsiaiškinti, o vis dėlto kas yra tas inkaras, kuris laiko visuomenę. Tai čia aš sakyčiau toks daugiau išryškėjimo procesas. Gali būti. Išsiaiškinimo ir sakyta, kažkas taigi tos kaupia visus duomenis. O šito vietoj man labai iš karto galvoju, žinai, sprendimas prasisukinė. Tai aš dabar kitaip vertinčiau iš tikrųjų tos elektroninius pinigus, nes mes visi čianais visuomenė manom, kad pinigai, tai jeigu juos padarys skaitmeninius ir galės matyti, kas kur ir iš kur, tai mus čia kontroliuos, neturėsi kažką tai pasakyti galimybės ir visą kitą.
Bet o jeigu būtų tik tokie pinigai, kaip žmogus galėtų nusipirkti narkotikų? Arba dar kažkaip tėvas jisai ateina ir pasižiūri, ne, vat, kur buvo pas vaiką išlaidos, arba dar kažką, jeigu būtų tik tie pinigai, kurie yra kontroliuojami. Nesgi tai visą tai galima labai lengvai atsekti, tada kas yra gamintojas, kokios yra prekės. Nu, žiūrėk, aš tau tai paprastą pavyzdį iškart sakau, aš atsimenu pats, kai kokainą vartodavau, net ten labai daug tų pinigų išeidavo tuo metu. Ir aš galvodavau, kad galėtų man už tai sąskaitas išrašinėti, faktūras, ne, žmogus. Ir, sakykime, kaip sakyti, ir jam... Į sąnaudas traukia. Į sąnaudas aš įtraukiu, ne, jisai, reiškia, rodo pajamas oficialias, ne, ir nieks nesikabinės, nes ką padaro tie jaunuoliai 20 metų, jie nieko nesupranta, kaip kas veikia, nedirba niekur, užsidirba iš narkotikų pardavimo didžiulius, ten tos, didžiulius sąlyginai pinigus, prisiperka automobilių, pradeda demonstruoti ir iš karto dėmesį atkreipia į save. Nu, jos tada susėmė, pinigus atėmė, žodžiu, baigėsi viskas. Tai paprastas... Antrą kartą gudriau prekiauja. Antrą kartą gudriau, šiek tiek tyliau. Nu, bet vis tiek esmė tokia, kad kas protingiausias, nu tai gerai, tu, sakykime, atidaryti ant mašinų plovyklą, automobilių kažkokią, dar kažkokią tai panašų dalyką, ne? Nu, sakykime, ne? Ir tu tiesiog išrašai sąskaitą, pavyzdžiui, ne, už kažkokią tai paslaugą kitokią. Taip, tu išrašai paslaugą ir tu gauni pinigus už paslaugą. Bet prie paslaugos, tarp kitko, aš gavau, užsakinėjau vieną dovanėlę. HDMI laidą, bevėlį HDMI laidą, reiškia. Ir jisai ten kainavo apie 20 eurų ir siuntimas viskas 30 eurų. Sudarau dėžutę, guli tą dovanėlę laidas HDMI ir žurnalas kažkoks, aš dar jo nepraplėšiau, apie elektros energijos taupimą, kažkoks tai ten gražiai padarytas, lietuviškai, spausdintas toks. Ten gal, kaip tai Discovery būna žurnalai, kažkas tai va tokio, tipo. Ir parašyta jo kaina 40 eurų, nuolaida 70 kažkiek procentų ir laidas. Ir laido to reiškia kaina gaunasi ten 5 eurai, taip, to žurnalo kaina gaunasi 15 eurų, ar ten daugiau netgi, ne, kažkas tokio. Sumuoji. Ir vat, aš supratau po to, kam čia reikalas, kam aš to žurnalo neužsakinėjau, bet žurnalo yra 9 procentų PVM-as, o laidui 21 procentą. Tai va čia toks lengvas žaidimėlis, tai link ko aš einu, kad tu užsisakinėdamas vieną dalyką, kažkokią tai paslaugą ar kažkokią, nežinau, ten jaunuolis gali užsisakyti pratybų sąsiuvinį. Taip? Ir prie to pratybų sąsiuvinio bus prisegtas maišelis, koks nors spalvinimui. Spalvoti dažais. Aš tau vėl sprendimą pasakysiu. Tai įsivaizduojat, pavyzdžiui, pas tave nėra asmeninio kompiuterio, o yra tik tai prieiga prie kažkokio tai debesio. Ir visi tavo gaminiai, kokius tu gamini, ne, vat, yra unikalus tavo kaip gamintojo kodas, ne, visa kita. Ir vat, jeigu vat, visi pasaulio gamintojai, ne, jie prisijungia prie šito debesio ir iš tenais, pavyzdžiui, tu turi savo unikalų numerį, kiekvienas gaminys turi savo unikalų numerį ir vat, tu pirkdamas prekes už tos kontroliuojamus pinigėlius, na ir matosi visi, ką tu pirkai, ką tu išleidai, ką tu pagaminai ir vat, visą šitą turi, supranti, vat, visą tai yra skaitmeniniai erdvėj. Nu taip. Ir tu dabar įsivaizduok. Ir gaunasi taip, kad bet koks gaminys, bet koks atsiskaitimas, jis yra kontroliuojamas. Iš vienos pusės tai sąmokslo teorija, kad mus visus kontroliuos. Nu, čia mes girdėjom. O iš kitos pusės, iš kitos pusės absoliutus skaidrumas. Tu neturi jokių kriminalinių nusikaltimų finansinių, tu neturi jokių kontrabandos dalykų, tu praktiškai pas tai išsigrynina visuomenė labai daug. Ir va dabar man klausimas toks retorinis. Vat visi, kurie skleidžia sąmokslo teorijas apie tos skaitmeninius pinigus, apie visas tas baisumus. Ir ar jie ne iš dabartinių finansinių institutų ir iš dabartinių kontrabandininkų eina? Nes įvedus tokius procesus ir viskas kaip praskaidrėja, tai tu vaikui nusipirkti narkotikų nebeįmanoma. Nes jeigu yra tik skaitmeniniai pinigai, kuriais tu gali prekiauti, nu, tai tiesiog nebelieka tos problemos. Nu taip, jeigu tai bus, reiškia,
Įmamės dabar, nuo šitos temos peršokom prie skaitmeninį. Čia gal tavo aktuali tema dabar, man jinai dar kol kas nėra aktuali, bet kažkur girdžiu. Man neaktuali, bet aš tiesiog girdžiu visus 5G blogai, skaitmeniniai pinigai blogai. Aš atsiprašau, bet tie, kurie rėkia apie 5G, dabar 5G naudosis ir transliuos savo laidas ir rėks per jas kažką tai. Bet naudodamiesi 5G tais pačiais. Ja, kai jau, kažkaip jau. Taip, ta prasme, tu rėki, sakai, kad mūsų valdo telefonais, ne, bet pats su tais telefonais naudojasi, taip. Peilis yra blogai, su peiliu vaikštai. Meskit rūkyti. Alkoholis kenkia, ne, čia iš tos serijos kažkas tai tokio. Tai vėlgi, jeigu mes kalbam dabar apie visišką skaitmenizavimą, ne, ir visišką, ten, sakykime, kiekvienas gamintojas prisijungdamas prie sistemos turi pereiti. Dabar kalbam viskas, jeigu vyksta sąžiningai, taip, turi gauti kažkokį tai patvirtinimą, ne, kad jo produktai yra tvarkingi, viskas gerai su jais ir tik tada jis gauna kažkokį tai prieimą prie sistemos, ne, prie pardavimų platformų. Ne, taip. Jam nereikia kažko gauti, jisai kaip gamintojas gauna numeriuką. Tai aš apie kalbu, kad jis turi gauti numeriuką. Ir supranti, jeigu tu nusiperki kažkokį daiktą, jį nereikia padirbinėti, tu žinai, kad šitą daiktą pagamino ten. Tai taip, aš suprantu, tai aš ir sakau, kad jeigu gamintojas, kad gautų šitą numeriuką, jisai turi praeiti tam tikrą procedūrą, procesą, kad... Tai, kaip prisijungti prie interneto. Tai tvarkoja, gerai, tai dabar narkotikų prekeivis irgi gal norės parduoti savo kažkokį tai daiktą. Gerai, prašau. Bet tu supranti, kad tai yra fiksuojasi. Tai aš suprantu, tai gerai, dabar mes grįžtame iki to, kad kažkas reguliuos visą šitą dalyką. Supranti, kas prekiauja. Ir dabar jeigu cukraus... Visuomenė, tai tu nusistatai, kas galima, kas negalima. Tai klausimas, kas nustatinės tos dalykus, kas galima. Nuo to ir priklauso, supranti. Taip, bet tu įsivaizduok, kad dabar vyksta nelegali prekyba žmonėm, nelegali prekyba narkotikais, ginklais, visu kuo. Ir dabar tu įsivaizduok. Ir jiems tu padarai sistemą, ne, kur, pavyzdžiui, yra tik skaitmeniniai pinigai, kitokių nėra. Jie papuola po kontrolę. Jie nepapuola po kontrolę, jie nebežino, ką daryti. Aš suprantu, bet jie, ta prasme, jeigu jie nori gyvuoti, jie papuola po kontrolę. Jie negali gyvuoti, būdami po kontrolę. Žiūrėk, jie iš esmės, kam tau reikalingas daiktas, kurio tu niekam negali parduoti, arba kurio tu negali nusipirkti. Nebent tik barteris kažkoks. Barteris kažkoks, tai čia jau kitas reikalas. Esmė, žmogus, jeigu kalbant apie narkomaną, jisai suras gamtoj alternatyvų kažkokių, tai pats pasigamins. Ta prasme, ir sugalvojęs, kaip pasigaminti, jisai, būtent, barteris, ta prasme, paprastas dalykas, pavyzdžiui, renginį darai, ne? Aš manau, kad po 10 metų mes su tavim susėsim pasišnekėti, kai bus visos šitos sistemos sudėktos ir kiek bus išspręsta problemų. Kai kurių problemų bus išspręsta, bet žinok, aš tau pasakysiu taip. Skaitmeniniai piratai. Bus skaitmeniniai piratai. Prieš 10 metų tikrai kažkas sėdėjo ir sakė, kad jeigu mes padarysim šitą sprendimą, po 10 metų mūsų problemos bus išspręstos. Garantuoju, buvo tokių kalbų, tikrai buvo tokių kalbų, prieš įvedant kažką tai. Praėjo 10 metų vis tiek tas pats. Aš susilažinau su vienu savo iš treniruočių, bet jau buvo prieš 5 gal metus, gal prieš 4, nesvarbu, kad po 10 metų mes, jisai taip teigia, kad arba nemokamai, arba ženkliai pigiau važinėsim negu dabar. Tik važinėsim mes elektromobiliais, jis taip įsivaizdavo. Ir tai bus praktiškai nemokamai viskas mums, ne? Aš jam sakau, ne. Kainuos arba elektromobilis tiek, arba elektra kainuos tiek, kad žmogus, kuris gauna dabar vidinės pajamas, gali sau leisti tiek pavažinėti per mėnesį. Ir po tų 10 metų žmogus, kuris gaus irgi vidutinės pajamas, galės tą patį. Aš manau, tavo pažįstamas tik tai laikė suklydo. Tai tame ir esmė. Ta prasme, laikotarpyje. Ne po 10, bet, pavyzdžiui, po 30 metų. Viskas priklauso nuo sistemos. Ar sistema nustatyta žmogui evoliucionuoti ar degraduoti. Jeigu dabar mes turim sistemą, kurioje yra degradacija ir kur keli procentai nori išnaudoti visus likusius, tai taip, nieks nepadarys tau taip, kad žmogus būtų nepriklausomas, jisai galėtų savo nemokamai kažką tai daryti, turėti laisvo laiko ir įkvėpti oro iš principo. Bet pasikeitų sistemai,
Tai dabar žiūrėk, suprantate, sistema, ką tu vadini sistema dabar, tu man pasakyk, šitam kontekste kalbame. Taigi, kaip ir kalbėjom, suprantate, 10% lyderių ir 90%, kurie kopijuoja. Taip. Tai dabar viskas priklauso nuo tų 10%. Teisingai. Jeigu jie nustato save kurt gėrį visuomeniai, mes turim vieną rezultatą, ir jeigu jie nusprendžia kurti gėrį visuomenės sąskaitą savo, mes turim kitą. Taip, taip. Tai vat mes dabar su tavim turbūt visą savo didžiojo gyvenimo dalį, visą, praktiškai visą, gyvenam tam laikotarpį, kada dalis žmonių visuomenės sąskaitą kūrė gėrį savo. Tai vat mes matom, kas yra aplinkui ir iki ko mes daėjom. Tai jeigu dabar artimiausiu metu šita sistema pasikeičia, kur tie lyderiai susirinkę, jie vis dėlto savo pastangas deda, kad bendrai visuomenė ir jie kartu su visuomenė augtų, tai mes turim visiškai kitą paveikslą. Tai šito, jūs paminėjot, kalbant dabar iš to, jeigu taip atsitinka, tai mes galim kalbėti apie ką tik tai nori, apie bet kokias naujoves, ne, kokios bus įvedinėjamos. Ir visą tai duos tik teigiamus rezultatus. Taip. Tik tai teigiamus rezultatus. Taip. Bet jeigu mes kalbam, jeigu dabartiniai tai 10% ir toliau kalbės apie savo, tai tu gali bet kokią sistemą įvedinėti. Sistemą reiškia bet kokį instrumentą įvedinėti. Dabar mes pamastam, ne, dabartiniams sėdintiems šitoj sistemai. Ir kaip aš ir minėjau, kad tiek pas mus, tiek visur yra trečia karta. Jiems yra viskas gerai. Ir jie žino, kad neišvengiamai ateis naujovės. Na, vis tiek daugiau informacijos prieina ir jie mato, kas vyksta. Ir visas jų pagrindas gerovės, jisai sušlubuoja. Taip. Ką darys? Tai kur sąmokslo teorijos, kad 5G yra blogai, kad skaitmeniniai pinigai yra blogai. Ir visus kitus momentus. Nes jiems keičiasi viskas iš esmės. Jie negalės parazituoti kitų žmonių sąskaitą. Ir tada gaunasi, kad yra atskiri srautai, kurie formuoja būtent šitų buvusių finansinių elitų, ne, ir kurie dabar kontroliuoja visas prekybas, nes jiems yra išlikimo klausimas. Nu taip, taip. Tai, pasakykim, aš taip šitą procesą įsivaizduoju, ne, kad net dabar suabejojau, ar kažkas turi pasikeisti tuose lyderiuose, kažkokiuose lyderiuose, jų suvokime, nes aš atsimenu, kai žmonės sako, reikia gelbėti šalį, ne, tai po to pasirodo, kad kaip gerai, kad tu neatėjai jos gelbėt, ne, nes yra tikrai tokių gelbėtojų, kurie ateina ir po to, kai pamatai, kas tenai, nuo jo reikia šalį tą gelbėt, jis be gelbėdamas ten gali pridaryti tokių reikalų. Tai vat, kaip pasikeistas mūsų, aš nežinau, kiek jau tūkstančių metų, čia tai yra tie tūkstančiai metų praėję, gal čia mes tik tai 200-300 metų gyvenam ir mums pasakoja kažkas šitas visas istorijas, aš negaliu patikrinti, neturiu instrumentų, kaip patikrinti, ne? Neturiu aš... Tikėjimo klausimas. Tikėjimo klausimas, aš tikiu ar netikiu, ką žinau, ką man močiutė pasakoja, ne ką jos močiutė jai pasakoja, taip, čia gal 300 metų kokia ir viskas. Ir kiek yra tų pasikeitimų ir kokia tikimybė, kad pasikeis. Nes, pavyzdžiui, dabar ką aš matau, sakykime, apskritai žmonių tose reakcijose pasitikėjimo nėra vieni kitais, ne? Pykčiai kažkokie, tai dar kažkas, bet tai yra masinis reiškinys. Ir kartais aš pagalvoju, kad galbūt tai yra ilgo proceso dalis, ne? Ilgo proceso dalis, galbūt skausminga kažkokia tai dalis, ir po viso šito košės įvyks kažkas tai gero. Kaip aš girdėjau vieną įdomų interviu apie Ruandą, pasakojo, kad Ruandai dabar 2 gentis, kurių buvo ten genocidas, reiškia, iš vieni kitus ten, žodžiu, žudė. Ir dabar jų vaikai susitikę, gerbė vienas kitą ir paleidė pykti savo tėvam, ten seneliam, kurie vienas kitą išžudė. Jie supranta, kad mano buvimas priklauso nuo tavo buvimo. Visa tai yra žmogus iš esmės. Jisai, kiek aš suprantu, kiek aš įsitikinęs, jisai yra būtybė teigiam. Nu taip. Ir nori gyventi darnoj, kaip ir gamtoj kažkaip. Bet yra tos manipulacijos, skaldyk ir valdyk tam tikrų sluoksnių.
Nes, nu, aš abejoju, ar kažkaip lygioj vietoj kažkaip sugalvoja gentį žudyti. Tai aišku, kad ne. Tai yra, suprantate, tai yra įdedama labai daug pastangų tam, kad žmonės vieni su kitais kivirčytųsi. Bet visą laiką iš to kivirčio yra kažkas tai, kuris gauna naudą. Vat paklaus, yra pas kinus, yra patarlė netgi. Jeigu tu pykstėsi su savo kaimynu, reiškia, pas jį vakar buvo atėjęs anglas. Na, čia taip. Tai įsivaizduoji? Taip. Nes ateina, supranti, vat kokia esmė, ne, vat tas kiršinimas, nu, kur du pešasi, trečias laimi. Dabar nereikia anglų į svečius eiti, nes dabar yra internetas, taip, bet filmai. Esmė kokia. Taip, bet jeigu mes visus sugebėtumėm vis tiek kažkaip tai sudėliot tą bendrą tikslą, bendrus siekius, tai tiesiog, kad kristų tai, kas yra. Ir iš vis žmogus, jeigu jisai sugebėtų pamatyti, kad tai, kas jam kelia neigiamas emocijas, kad to reikėtų kažkaip tai išvengti. Ir greičiausiai, kad jos, nes dabar jeigu pasižiūrėti, tai mūsų jau protai antiek išdirginti, kad čia aš iš savo jau patirties. Kad jeigu tu paprastą temą padarai, su gražiu paveiksliuku, tenais su normalia, gražia antraštė, niekam neįdomu. O tu turi tas nesąmonės rėkiančias, užkabinti už to gyvo, nes jis pastovi, turi erzinti, kitaip neįdomu. Ir dabar klausimas, ko tu nori. Ar tu nori iš tikrųjų informaciją žmonėms suteikti, ar tu nori, kad kažkas tai žiūrėtų. Ar tu nori pinigų pasidaryti? Ar tu nori pinigų pasidaryti? Koks tavo tikslas? Pasidaryti, jo, tada visai kitaip žiūri tai. Tai vat. Gerai jūs, tai aš galvoju, gal mes padiskutuosim dar kažkokią kitą temą po švenčių. Jo, tai dėkui Rytis, kad užbėgai. Malonu pamatyti. Jo, po daug dienų, ar kaip čia mėnesių. Ne mėnesių, gal kiek čia porą mėnesių, kokį mes nesimatėm. Jo, smagu tave matyti. Manau, kad mes apibėgom čia labai daug temų. Ir tikrai turėsim apie ką pasikalbėti, nes iš tikrųjų įvykių ir naujovių, aš manau, bus nemažai. Tikrai. Gerai jūs taip. Tai ką, dėkui. Iki. Gerų švenčių ir gerų metų. Gerų švenčių. Iki.